galima transformacija, jeigu mėgstat ar vaikai nevalgo baulo. Tai dabar čia ir yra tas šlakelis. Taip, va. Meilės. Žiūrėk, atidaryti reikia visada, būna va čia, ne? Tu specialiai tai padarėtum šklijuomą, kad va, čia yra tenai. Mane. Aš biškai persistengiau su paprika, bet gal geresnė ta chemija bus. Pirk Rimi ir laimėk 50 mano Rimi pinigų kasdien. Rimi. Sveiki visi, vėl esame mūsų nedidukė virtuvėje ir laida Valgoma nevalgoma. Šiandien darysime patiekalą, labai madingą patiekalą, labai populiarų dabar patiekalą, tokį labai greitą patiekalą ir tokį greitai susivalgantį ir greitai pasiruošinti, greitai galima jį užsisakyti, greitai jį atveža, nes ten nėra ką daryti. Bet aišku, mums ir bus ką daryti, nes mes turime daug ingredientų ir šiandien mums padės žmogus, labai nuostabus žmogus padaryti šį patiekalą. Kai sakoma, visą laiką virtuvėje, darant patiekalą, reikia truputį širdies ir reikia truputį įdėti ugnelės. Taigi pas mus ugnė siparė. Kaip gražiai. Gražiai, labai gražiai, tikrai. Bet tikrai reikia ugnelės, širdies reikia visą laiką, nesutinki? Taip, reikia meilės, ypatingai jeigu nėra kitų ingredientų namuose arba nėra didelių sugebėjimų namuose pagaminti kažką, tai jau meilė tik tai gali jūs išgelbėti. Gamintoja tokia labai didelė. Aš visiškai negamintoja, aš gamint pradėjau visai neseniai, tada, kada ūmai reikia... Kai ūmai prasidėjo primaitinimas, tada pirmą bulvę išviriau, paskui pirmą morką išviriau, o dabar jau pirmą kotlietuką esu padarius. Šiandien darysime pokebolą, nežinau kaip jis tarėsi, pokeball. Pokebolą kaip pokemoną. Vo, pokeball, pokemon. Esi valgius šitą dalyką? Esu, aišku. Tiesiog sudedi į bliūdelį viską, ką turi namuose ir štai tau ir patiekalas. Teisingai. Labai geras receptas. Darysim taip, tu darysi su krevetėm, gerai? Gerai. Ryžių dubenėlis su krevetėm, aš su tofu. Mes galim paaiškinti, tai yra ryžių dubenėlis, dedami ryžiai, gali ten bulvinę balandą dėti, bet mes dėsim ryžius ir ten ant viršus dedamas, kaip sakė Ugnė, ką namie turit. Pupelės, morkos, agurkai, paskui gali dėti krevetėm, tada pavadini su krevetėm, dedi jautieną, vadini su jautiena, dedi tofu, vadinasi su tofu. Viskas. Mūsų vadinsis su meile. Taip, mes uždėsime gale meilės. Esi išdarinėjęs mangą? Ne. Tik bulvė ir morka. Va, bulvė, morka, mangas. Pagaliau prieėjai prie egzotiškų dalykų. Gerai. Taip, ryžius mes jau turim, išvirę. Šitie ryžiai yra išvirti mūsų operatorių, nes mūsų operatorius buvo 4 metus Kinijoje, filmavo kulinarinės kelionės ir tiesiog parvežė jau iš Kinijos išvirtų ryžių. Ačiū jiems labai. Va, taip, visai šitas planas. Gerai. Aš nežinau, kaip reikia išdarinėti mangą. Gal man daug, gerai? Gal tu išdarinėk jo, prašau. Tu tada... Paruošk žirnelius. Aš žirnelius paruošiau. Tu iškep krevetės. Esi kepus krevetės? Krevečių nesu dar kepus. Gerai, tada žiūrėk. Tada tofu esi kepus? Irgi nesu kepus. Aha. Bet taigi čia tokia laida, Jum piriklė. Va, šaunuolė. Nesuprantu. Neveikia. Žiūrėk. Ai, atrakinti reikia. Čia pagal piršto antspaudą atsirakina? Čia tavo asmeniniai vyriai. Čia su Wi-Fi dabar yra. Nes dabar yra viskas su Wi-Fi. Va. O tu tokia valgėsi ar ne? Aš valgau viską. Aš valgyt labai mėgstu, aš esu namuose degustatoriai. Ne ta, kuri gamina. Šiaip Marius dažniau gamina valgyti. Nu, supratau aš taip. Iš kur supratai? Nu, jeigu tu tik bulvę ir morką esi gyvenime vyrus. Nu, bet tai, bet tu turi kažkokį firminį, pavyzdžiui, patieką. Nu, kur tau visi žino, kad sako ateisim į svečius. Tai žinok. Nu, pas Ugnę jau ten bus. Mano firminis patiekalas, aš neseniai išmokau, žinai, ką daryti. Keptą netikrą zuikį su karamelizuotais svogūnais ir su mozzarellos sūriu. Netikras zuikis, labai senas patiekalas, aš labai... Aš atsimenu vaikystėje visą laiką būdavo netikras zuikis. Ir tu, žinok, man atsiuntė Instagram'e vieną sekėją ir sako, pamėginkit šitą receptą. Ir aš pamėginau vieną kartą, man gavosi, pamėginau antrą kartą, man irgi gavosi. Ir dabar jau žmonės sako, kad čia mano firminis receptas. Aš nespėjau, palauk, nieko aš nespėjau. Tai va, paskubėgi, Giedriau. Čia bus pirma laida. Ar bus jau čia paskutinė laida, žinai, kur sugadinsim visą inventorių? Tie Ugnė, tai ir dūmai, matai, rūksta. Bet tu sakėgi, reikia įdėti meilės, ugnelės reikia. Nėra laidos be dūmų. Žinai, aš tą ugnelę supratau. Supratau labai tiesiogiai. Nu jo, čia man jau sviestas biški karalimizavosi. Bet taip
tu sakai viską valgai, nėra tokio. Pavyzdžiui, kažkoks dalykas, kur tu sakytum, aš tikrai nevalgau, man jau... Aš šaltienos nemėgstu. Šaltienos, ne? Ne. Bet aš suprantu, aš gal net niekada ir nesu jos ragavus, bet Gerai. man jinai, aš jokios nesu ragavus, nes man, nu taip, neskaniai atrodo ta visa konsistencija. O želė, valgai? Ką tokia? Želė. Želė? Taip, želė. Želė? Želė? Atsiprašau. Želė. Valgau, jo. Jo, bet ar šaltienos ne? Nu, tai tas pati mėso želė ten yra viskas. Ne, bet želę aš valgau saldžią. Žinai, per Velykas vieną kartą, per Kalėdas vieną kartą. Bet tai matai šaltiena, bet nuo vaikystės. Bet šaltiena labai dažnas toks yra, žinai kaip. O bet, pavyzdžiui, visokie ten azietiški, keisti dalykai tau yra, nu, nieko tokio. Man, aš valgau viską ir viską bent vieną kartą tai galiu paragauti, bet azietiška nėra mano mylimiausia virtuvė. Nėra tavo, ne? Tu tokia lietuviška, tradicinė. Jo, aš žinai, mėgstu cepelinus, kugelį. Mėgsti, ne? Tu pakapoti. Taip. Taip. O tu tokia... Vėdarus, žirklių nėra kur nors. Tu dantim prakandi, negalima dantim prakasti. Dantis sugadinsi. Pas mane implantai. Ai, tada galima gerai. Tai... Aš galvoju, tam vie žmonės... Man tik pakeitė ant varžto. Supratau. Ką tau padėti? Čia, viskas yra čia. Jūsų virtuvė, va čia, prašau. Ai, va čia žiūrėk, va toksai yra. Gerai, bet kaip gerai, kad tu atėjai, nes aš... Nes tu nežinojai, kiek jūs visokių įrankių čia turite, ne? Vis tiek turi būti ugnelė, tikrai moteriškėlė. O supranti, jeigu tu ateitum pas mane į laidą, aš užsakyčiau valgyti. Aš žinok, bijau, kad nedaryčiau to zuikio, nes pagal kiaulystės dėsnys tikrai nepasiseks. žiūrėk, Ugne, tu turi žinai ką įdėti. Česnako granulių ir maltos paprikos ant tofu. Tada, kai tu dedi česnako granulės ir maltos paprikos ant tofu, tada jį pasidaro taip jisai susispaudžia, skanu. kažkokia chemija gaunasi ir jis įskiria tą savo skonį. Bet klausyk, jeigu chemija gaunasi, tai negerai. Ne, tai chemija yra kaip ir tarp Ai, žmonių. geroji chemija, Taip, tarp supratau. žmonių chemija, Gerai. tarp šito. Nu čia tavo receptas, aš pagal tavo receptą viską darau. O aš, žinai, kaip va, fainai krevetės labai gerai gavosi pas mane. Aš biškai persistengiau su paprika, bet gal geresnė ta chemija bus. Nu va, man atrodo, mano krevetės tai jau Fantastika. fantastika. Tas apdegimas toksai traškus gavosi. Norėjau padaryti traškės apdegusi. Ir viskas. Čia reiškia apdegusi. Aš norėjau padaryti super daug paprikos. Čia tiek, kiek turi būti. Čia pagal receptą. Neduok tau, Giedriau. Ką daryti? Bet tau faina suktis virtuvėje. Nu, aš jau toks, nu, kad... Man ar faina? Nežinau. Ar būna toks užeina? Žinai, užeina. Man tai užeina. Kai žmonės sako, kad skanu, bet aš vieną kartą atsimenu, aš kai buvau studentė, aš gyvenau bendrabutį ir aš vieną kartą sugalvojau visiems padaryti savo mylimo patiekalo kugelio. Čia mano buvo pirmas gyvenime pabandymas visiems padaryti valgyti. Taip, bendramutį kitokio negali būti, nu, patiekalo. Nu taip, bet aš iš tikrųjų tai ir šiaip, žinai, norėjau, man skanu, faina ir mes gerai su kaimynais labai sutarėm ir visa kita. Ir aš padarau tą kugelį, visi pavalgo ir po kokios savaitės laiko aš jau tokia laiminga, kad visi sako, buvo, žinai, skanu, visi kita ir po kokios savaitės aš sakau, žinot, aš padarysiu jums deserto, žinai, vat pirago tokį receptą radau. Taip, ir man kaimynai sako, prašau, nežinok, jeigu bus kaip su tuo kugeliu, klausyk, nereikia, mes nupirksim to desertą, nedaryk nieko. Aš iki šiol nesuprantu, kas buvo blogai su tuo kugeliu. Sėdi 20, nu ne 20, gerai, 10 žmonių sėdi bendrabučio kambarį, visi valgo, oi, koks ugneskanus kugelis. Bet tu pati valgy, tau nieko buvo? Man atrodė, kad buvo labai skanu. Pavyzdžiui, tu meluoji, pavyzdžiui? Visada. Ne, bet tu aš meluoji sakydama, kad, nu, pavyzdžiui, pas uošvienę, ar ne? Nu, ten, žinai, nors pas uošvis, pavyzdžiui, kažką padaro, ne? Nu, ir tu sakai, ką, ką? Uošvienės gamina iš tikrųjų labai skaniai. Nesu nė karto melavus. Tikrai. Galiu ranką prie širdies pridėti. Bet aš kartais pameluoju tėvam. Bet būna, ne? Nes aš talentą gaminti valgyti paveldėjau iš, man atrodo, iš mamos. Ir man atrodo, kad jinai irgi yra padarius tokį kugelį, kaip ir aš, kur visi geria labai. To kugelio jinai nebedarė nieko, tiesiog, žinai. Taip. Jo, tai turėjo praeiti 20 metų, kad, atsiprašau, kokie 10 metų po studijų, kad tu atrastum zuikį. Man atrodo, su to zuikiu tu irgi gyvenimo galvos bus. Iki gyvenimo nuo galo. Gali būti, nes jisai, tikrai, man atrodo, gerai pavyko, žinai. Taip. Agurko, tau uždėsi agurko, gerai? Mokėsi jo. Žiūrėk. Ar mokėsiu? Biški to, padėdi to, biški to. Ir biški to. Ir biški to. Žinai, važiavau šiandien, galvojau. Galvoju, nu ką tu ugniai pagamins? Ne, tai kad tu nieko nepagaminsi, tai aš jau iš karto žinojai. Dėl to jūs mane ir kvietit. Tai gerai. Tiesiog. Nes aš galvojom, šiaip Marius tavo
Taip. paprašė, kad mes tave pakviestume. Ir pamokytumėt, kaip daryti balą. Gal sako kažkas. Ir... Sako, nes aš sako... O jisai sakė kažką tokio, kad jinai galvoja, kad suiks jos mylimiausias patiekalas, kaip nors atmušti. Firminį sako, tai Atmušti. Ką, dar morkos reikia, ne? Tai dėk morkos, jo. Va, avokado. Šitie, išgalvom, žinai. Pavyzdžiui, kas aš būčiau per daržovę, pavyzdžiui. Žinai, žinau, koks aš būčiau daržovė. Čia tave mintis, kuri tave vakare kankina. Jau, žinai, kai tu pasieki kulinarinį kitą lygį ir galvoji, bet koks aš būčiau daržovė, kas aš būčiau? Nu, kas tu būtum? Aš nežinau, tu, kitas žmogus, ne. Tu tai būtum... Aš žinau, kas aš būčiau. Šitie. Tu būtum, kur vokia tos daržovės, tokios čirškė. Matai, tu esi va tas. Rimtai? Taip, nu tokie... Aš žinai galvoju, kas aš būčiau. Keptas svogūnėlis. Keptas svogūnėlis. Jo, tas, kur, sakai, kur čirškė, tai svogūnas. Arba tas baltas svogūnėlis. Žinai, toksai mažiukai būna marinuoti. Va, tu marinuotas svogūnėlis. Taip, nes kad svogūnas tai tikrai. Va, ir mano firminis patiekalas. Nuo vaikystės mano firminis patiekalas yra daktariška dešra, juoda duona ir svogūnas. Ant daktariškos dešros? Taip. Niekada nedėjau. Niekada nedėjau. Čia yra mano firminis patiekalas ir aš va taip labai ir... Koks patiekalas būtų tavo, jeigu tu... Sakytum, tai yra tavo paskutinis patiekalas, gali įsirinkti, ką nori. Oi, čia koks sudėtingas klausimas. Bet dabar. Aš tai neprisimenu, ką prie toj laidos sakiau, bet aš sakiau šaltybarčius, man atrodo tikrai. Paskutinis patiekalas? Nežinau, žinai. Nu gal, jeigu toks tikresnis patiekalas, tai būtų... Cepelinai su varške, kaip darydavo mano močiutė, jinai įdėdavo kiaušinio, svogūno, cinamono į tą varškę. Varškę? Jo. Ir vat tokie cepelinai, tai patys skaniausi. Tai va gal tokį aš išsirinkčiau. Geras. O jeigu nerimtesnis patiekalas, tai cibulis, duona ir dešra. Net. Labai yra keisti žmonės, man atrodo, kurie valgo su varške. Nu toksai, kaip man su varške. Tokie keisti kaip aš. Nu taip, bet man su varške niekaip nesuprasdavau. Nu kaip. Nu bet žinok, nu čia priklauso kaip turbūt paruošti, nes man visaip kitaip neskanu su varške, bet vat su cinamonu skanu. Va, prašau, skaniausias. Aš negaliu patikėti. Ir žiūrėk, gal tau irgi reikėtų, galiu biškiai Sezamo, taip, uždėk. Labai išlėdavo kėlė, kaip... Nu, aš žinai. Čia kaip būna, kur tie kaušai statyboje, žinai, kur netyčia ir išvirė. Tu bet pažiūrėk, dabar daug gražiau. Nu, tikrai, bet tikrai gražu. Tikrai. Taip, sojos biški reikia, nu, sojos visada. O kas čia yra? Sezamo aliejus. Jo, to mažai, labai nedaug. Ne taip, kaip sezamo. Atsargiai, gerai bugelė. Gerai. Jau turim padarytus, ne? Palauk, dar ne viskas. Čia reikia šiek tiek imbiero ir tau biškai įdėsiu imbiero. Fantastika. Nu, klausyk, nu tikrai fantastika, tu pažiūrėk, atrodo, kaip tikrai patiekalai duok 5. Ne, bet čia jau, nu... Čia aukštas, taip sakant, pilotažas. Dūmai rūko, vos gaisriniai neatvažiavo, bet už tai rezultatas. Bet jeigu man tokį atvežtų, ne? Nu, į namus. Tai siūstum atgal, būtų paskutinis kartas, kad man užsisakė valgyti. Gerai, dabar žiūrėk. Žiūriu, dabar susitvarkyti reikia. Gerai. Susitvarkyti. Pas mus laidoje yra tarnai. Labai gerai. Gerai. Nes čia yra... Ne, tarnai tai yra... Nes čia iš tikrųjų yra mano stiprioji savybė. Jeigu Marius virtuvėje gamina valgyti, tai aš kaip niekas profesionaliai sutvarkau. Tikrai? Tikrai. Negali pakęsti šito, kad palikta yra. Taip, jokiais būdais. Aš sutvarkau dar, kai kol Marius gamina, aš jau imu, žinai, keptuvę nuo kaitlentės ir jau plaunu. Bet supratau, Marius daugiausiai gamina, ne? Taip. Bet gerai gamina? Jis labai gerai gamina. Tikrai, net nereikia jam meluoti, žinai. Nu, faina. Tai gerai, einam. Tai gerai. Grįšim, susitvarkysim. Tuoj susitvarkysim ir galėsim paragauti. Yra viskas mano tiesiog. Pomidoriukai, jo, visus moliūgai iš mano daržo yra visi. Pasiruošęs, taip, viską užsiauginai, nu tikrai labai faina. Čia yra kiekvienų metų, čia yra, nu, kiekvienas metų čia 18 metų išlaikymo yra jo. Derlius, 19 metai fantastiški, aišku, karantino metai labai geri. Tikrai, va dar krapai auga. Taip, nu, šitie krapai yra, nu, žiūrėk, kadangi yra, nu, aš galiu pasakyti, tai yra vieni gražiausių patiekalų, kas buvo per valgoma nevalgoma. Tikrai, nu, nemeluoju, tikrai. Čia yra sezono kulminacija. Taip, tikrai vieni gražiausių, bet kadangi liko ryžių viso šito... Bet kadangi jie tokie gražus, gal nevalgo. Tada, žiūrėk, liko ryžių, padarysim dar trečią variantą. Greitai. Žinai su ko?
Paprastą dalyką, su šprotais. Gerai? Aha. Mėgsti šprotus? Mėgstu. Taip, mėgstu. Tai yra vienintelė lietuviška jūros gėrybė. Dadedam ryžius. Ryžių. Taip, sudėsim ryžius. Dar tofu liko. Nereikia jau. Tik ryžiai. Gerai. Toksai baulas. Sluoksniuotas. Su jūros gėrybėm. Taip. Va. Taip, čiurkšt. Čiurkšt. Vat būdavo taip, šprotai, matai? Taip. Aš atsimenu, kartais būdavo studentų laikais, kai įsinumodavai Nidoj už pigiai visą hebrą, tai mes galėdavom va taip, va. Visi būdavo. Bet man taip primena šitą, kur visi ant grindų. Aš galvoju, tu pasakosiu, kaip studentų laikais valgyti šprotus ar kažką, bet čia tiesiog taip išsinuomoji. Jeigu duodu balius dar būdavo, pavyzdžiui, tai visą šitą hebrą, tai ryte atsibundi, va, visą hebrą, va tokia būdavo. Taip. Va taip gulėdavo. Na, taip, taip. Tai va, dabar žiūrėk. Seni geri laikai. Tai čia jau, žinai, dūminė. Ja. Bet galiu sezamo pabarstyti. Pabarstyk, jo, sezamo pabarstyti. Bet prie šitokio, žinai, patiekalo, žinai, kaip reikia barstyti sezamą. Taip, prašau. Va šitaip. Jo, nu pažiūrėk, opa. Va, taip. Aš atsiprašau, žinai. Nu, bet pasižiūrėk, japoniškai atrodo. Bet japoniškai atrodo, ne? Taip. Čia yra, pasižiūrėkit, operatoriai. Šedevras. Atsiprašau, kas čia nuvalė tą stalą, bet nu čia taip reikėjo padaryti, žinai. Nu čia taip reikėjo padaryti. Geriausias variantas yra. Viskas, dabar ragaujam. Ragaujam. Šitą ar šitą? Ne, pirmą šitą. Pirmą visus reikia su krevetė. Pirmam dėjom krevetės, avokado, agurko, ryžiai, mangas, imbiero ir, aišku, viską apibarstėme. Sezamo, sėklomis ir sojos padažiukų. Ir sojos padažiukų. Parašom, imam krevetę, ar ne? Pavyzdžiui, biškį ryžiaus. Aš tai žinau, po vieną valgau. Šitas labai geras. Pradžiai. Valgai mangus, krevetės, visakai, nu jo, gavosi gerai. Labai gavosi gerai. Ir krevetės, ir mangas labai gerai gavosi. Skonis, kaip mangas ir krevetė. Padarė jie. Gerai, prašau. Taip, čia jau tavo su tofu. Dėjome agurką ar ne morką, imbierą. Morkyčių. To raudonojo kopusto, fioletavo. Ir ryžiai, ir aišku, žirneliai, ir tada biškim truputį sojos, truputį sezamo aliejaus. Ir be abejo, nepamirškite į tofu sūrį, kepdami pabarstyti šiek tiek paprikos ir šiek tiek česnakinių tų miltelių. Miltelių. Ir viskas yra apibarstyta sezamo šėklų. Nu, pragnausiu tavo tofu. Nu, fantastika, klausyk. Žiaurės skanu, ne? Iškai per daug paprikos. Netikras zuikis toks. Tas skonis, kaip netikras zuikis. Netikras zuikis. Jo, ir... Vis tiek, žinai, ką bedarytum, gaunas netikras žūkis. Ką bedarytum, gaunasi netikras patiekalas. Netikras. Bet gerai, bet mano geriau buvo. Tiesiog. Žinok, ne, šitas gal geriau. Bet va čia bus šedevras, aš jaučiu, žinok. Čia yra lietuviškas baulas, lietuviška virtuvė. Ragaujam, bet čia valgom, nebūtų valgomi. Nebūtų valgomi. Nu ir šitas valgomas jau. Šitas tai jau tikrai, čia buvo mažiausiai ką sugadint, žinai. Žiūrėk, aš dabar padarysiu, žinai ką? Nu ką? Tuoj. Taip. Tuoj. Opa. Padarysi sušį? Taip, iš baulo. Galima transformacija, jeigu mėgstate ar vaikai nevalgo baulo, ar ne? Tai padarom. Nu? Fantastika, va čia yra fantastika. Nu, bet va. Ir, žiūrėkit. Sojytės, o ne? Taip. Čia dar vasabio reikia. Soja, jeigu turite lentelę, galite lentelę, yra specialiai sojai padaryta, va šitas. Kaip jūs galvojat, kam čia yra, galvojat rankamai? Ne, čia yra soja. Fantastika. Fantastika. Labai norisi greitai užkąsti kažko tai daro. Ant viršo. Manga, į studiją, manga. Imk mangą. Tikrai. Gerai, labai. Šitas labai geras. Jeigu yra tikrai per aštrus šprotas, ar ne, tai yra mūsų kulinariniai virtuvė, mes tarp šefų taip kalbamės, kas galėtų numušti šprotą, ar ne, mes daugelį bandymų, daugelį eksperimentų atradom, kad mangas, ar ne, tiesiog po šproto mangas numuša šprotą. Ir mangas muša šprotą, taip yra. Tai va. Čia yra valgoma, ar ne? Taip, viskas yra valgoma. Čia viskas yra valgoma. Viskas yra valgoma. Tai mes šiandien padarėm 3 patiekalus, kurie yra valgomi. Kurie numuša vieni kitus. Taip, tai aš labai noriu padėkoti tau, kad tu buvai laidoj.
tiesiog nunešti Mariui, ar ne kažką. Taip, ačiū labai. Šito, čia yra tau dovana. Ačiū labai už dovaną. Taip, čia yra tau dovana. Dar to kopūsto. Tuo pačiu ir kopūstą gerai. Tiek viską, žinai, vis tiek. Nu, nepamaišys. Jo, žinai. ir aliejus. Ir aliejus. Motinai. Tai va, viskas, va. Ačiū labai. Ačiū labai. Viskas susirinko. Ačiū, Ačiū malonu. labai. Ačiū labai. Ugnius Įparė buvo su mumis. Netikro zuikio. Tiesiog geriausia Lietuvoje, kas daro netikrą zuikį. Jis netikriausias iš visų. Tikrai. Tikrai netikriausias iš visų. Ne, čia tavo dovanas. Ai, gerai. Neškis, tavo dovanas. Ačiū, gerai, viskas. Aš padėsiu tau. Gerai, ačiū, pasiimam. Imk šitą. Ir tuos ryžius, žinai, paimk tuo pačiu dar tas šprotas ten yra. Gerai. Nu ir šitą, gerai. Žirnelių. Gerai. Oi, dukrai žirnelių panešti. Labai gerai, gerai, ačiū. Ačiū labai Rimi ir norim pasveikinti Rimi su gimtadieniu. Ačiū Rimi už tos produktus, kuris mes galėjome padaryti patiekalus, kurie tie patiekalai tiktų Rimi šventiniam stalui. Tikrai neveikia, tu pažiūrėk, jinai jungta. Akmetė, tiesiog. Bet tu pažiūrėk. Nu ir tau neveikia. Jinai neįjungta. Ai, reikia pati. Va. Ir rozetę reikia įjungti. Nu va. Sako, įjungia. Gerai. Atrodo. Įjungiau. Pirmas Viskas. darbas. Gera pradžia pusė Antras. darbo. Gerai, antras darbas. Bet gal tu šitą įjungiai? Nu ne. Palauk, ai, dar žinai ką, užeik už namą ir įjung tą visą, nu, visą Tai elektros tiekimą. Reikia į ESO. Dabar nueik į ESO, Už užpildyk. elektrą susimokėjau. Nueik į ESO, užpildyk šitą. Va, šaunuolė. Ką? Ugnė. Arba man. Sako, miškėjau. Palauk, ir pas Aš mane. sakau, čia bus paskutinė Palauk, laida. sviestas. Gerai, dabar ten Čia bus sviestą. paskutinė laida, Jau nes viskas, taip sakant, inventorius bus visas Nes sugadintas. kai atėjo ugnė, tai ir dūmai, matai, rūksta. Atsiprašau, man sudegė biškai čia, jo? Ką? Biškai gal ir sudegė. Aha, nereikia? Ne, nu taigi čia tokia idėja. Gerai, dedu prie... Čia biški šito, tada biški kopūsto. Ta, kad sudėjo. Nu tai aš. Jinai kaip sluoksniuota. Žinai, norėjo piragą daryti. Nes turi ir matyti, kad ir to yra. Kukų bananą tiesiog. Jinai sluoksniuota dar, žinai, kaip lazanė. Dariau piragą. Tai dabar čia ir yra tas šlakelis. Taip, va. Meilės. Žiūrėk, atidaryti reikia visada, nu, būna va čia, ne? Tu specialiai tai padarei, tu užklijavai, kad Ne, iš... va, čia yra, na, būna atidaryti reikia, žinai? Aš galvoju, kad čia jau paruošta yra. Vieną kartą, bet prisimink, gerai? Gal tu namie turi daug, pavyzdžiui, padažų, bet jie dar visi neatidaryti, o tu galvoji, kad tu dėjai juos. Tai visi galvoja, nu gal... Nu gerai, tada aš įpilsiu, kas čia soja. Va. Ačiū, Giedriu. Sezamo aliejaus tai yra skirtas tik tai kažkaip. Tu nepil, tau netinka. Aš tau. Prie krevečių tu ką, nežinai, kad netinka sezamo aliejus tiek. Gerai.